Audronė. Per nuotolį vienas? Taip, vienas. Labas. Ai, aš sakiau labai vardinį. Daugiau ir nebus, ar ne? Daugiau ir nebus. Čia pasirinkti, va, čia ir va čia, Aha. kurį nori vaizdą pasirinkti. Per šierą, ne? Jo. Okay, ir tada paspaudė šierą, ne? Ir pasirinki, kurį vaizdą nori. Ok, gerai. Girdite, Audronė? Girdžiu. Labą dieną visiems. Susirinko želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros tvarkymo komisija. Turim porą klausimų, kuriuos turėsime išspręsti. Kvorumas yra, susirinko, dalyvauja 5 komisijos nariai. Tik tai yra vienas formalumas, turim išsirinkti sekretorę. Sekretorę siūlyčiau Vilmą sudalyvauti, jeigu sutinka. Kaip komisijos nariai pritarėm? Taip. Be sekretorės negalėsim dirbti. Yra kaip sakiau, yra 2 prašymai, kuriuos turėsim išnagrinėti ir priimti sprendimą. Turto ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Laurynas Mizikevičius pristatys mums pirmą klausimą. Tai labai diena visiems. Pristatau tuomet pirmą klausimą. Yra gautas UAB NFES prašymas dėl leidimo kirsti kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Ir žemės sklype Kazio Šimonio gatvė 1A Kupiškyje, kur bus vykdomas projektas sporto salės statybos. Tai rangovas, žodžiu, pateikė prašymą. Jame yra iš viso 35 medžiai. Daliai iš jų atkuriamoji vertė neturėtų būti skaičiuojama, nes tai yra baltažiedės robinijos, invazinė rūšis. Ir siūlyčiau, sakykime taip, pritarti prašymui, pažymint, kad prieš kirtimą rangovas turėtų sumokėti į Kupiškio rajono savivaldybės administracijai 8,856 eurų želdinių atkuriamosios vertės kompensacija. Tai jeigu turit komisiją klausimų, tada... Jeigu galim pamatyti, labai būtų įdomu. Tai aš dabar tos vaizdinės galėsiu parodyti pas save kompiuteryje. Čia jis neturiu ant didelio ekrano, bet esmė yra kokia. Sakykime, plačiau. Sekundėlę vieną, tai pasidalinsiu dar. Pasidalinsiu vaizdu. Taip, Audronė, matote turbūt vaizdą, ar ne? Nematau. O dabar matau. Tai va. Esmė yra kokia, kadangi šalia esamo statinio baseino suprojektuota ir numatoma statyti sporto salę su automobilių stovėjimo aikštele, tai turėtų būti šalinamos šita eglių grupė, beržas, robinijų eilė ir 2 ąžuolai dar ten toliau už jų, kurių dabar nesimato. Tai kaip ir minėjau, iš viso 35 medžiai. Taip, atkuriamoji vertė yra suskaičiuota. Atkuriamoji vertė taikoma, nes medžių būklė gera, išskyrus tas robinės, kuriom, kaip minėjau, invazinė rūšis. Tai vat. Patį projektą tikrai galėsiu duoti susipažinti, kaip atrodo, tik tai vat šitam kompiuterį. Negaliu pasidalinti vaizdu didelį per ekraną. O tos jau eglės papuola tiesiai ant šitų pačių pastatų. Taip. Mes svarstėm su rangovu, aikšteliai trukdo labiau robinio, eglės jau papuola po pačiu statiniu ir mes svarstėm su rangovu, galbūt atsirastų galimybė jas persodinti, tačiau
Ne, tas bent jau per didelis jo. Jo, jos jau yra technika, sakykime, kuri didelius medžius persodina, bet, na, ten 23-24 cm skersmens eglę persodinti, ta prasme. Bet ir tūkstančiai kainuoja. Taip, tai šiuo atveju jie irgi turės kuriamą vertę mokėti, bet kuriuo atveju, na, netikslinga, nes tikrai labai sunkiai prigis tokio dydžio, tokių matmenų želdiniai. Tai todėl prašo rangovas tada šalinimą, žodžiu. Tai va, aš nežinau, jeigu dar kažkokių klausimų būtų, tai... Tai pagalvoju, tie du ąžuoliukai, kažkaip kaip jie ten kliūna, nes aikštelė yra. Ar jie galima kažkaip įterpti tą aikštelę? Jie kliūna dėl to, kad, kiek man su rangovu teko kalbėtis, tai aikštelės dalis, tai va šitoj va vietoj, bendras peraukštėjimas yra 1,20 m. Ir vienas ąžuolas kliūna dėl jau pačios aikštelės ribų, į pačios aikštelės ribą papuola, o kitas, kadangi šlaituosis, tai, apsikas jisai tiesiog, tai irgi užprogramuotas iš esmės želdinio, džiovinimo. Ai, daug skirtumas. Taip, didelis skirtumas. Tai 1,20 m yra aukščių skirtumas galutiniam variante nuo dabar esančio lygio. Tai už tai toksai sprendimas, sakykime, toks prašymas buvo suformuotas, kad visgi juos abudu pašalinti. O įvažiavimas į aikštelę iš galo. Įvažiavimas būtų pačias. Iš tos atskiros gatvės. Taip. Klausimas savo mašinų stovėjimo tą aikštelę, tai jis į tą pievą, kur dabar yra, ne? Toliau šito daly, va čia va bus. Galas pastato, paskiau aikštelė. Taip, pačiau. Stovėjimo aikštelė. Dar tie pasilieka medžiai, ar ne? Taip, visa eilė, taip. Jeigu galiu dar parodyti ir, sakykime, kitokio... Nebus visai plika. Ne, ten visas kelias su tais beržais iš abiejų. Ne. Galiu parodyti dar iš viršaus vaizdą, kaip tai turėtų atrodyti. Tai jungsis prie šito, taip sakykime, šičia statinys prisijungia ir va čia formuojasi aikštelė. Va ties šita riba, va šitie va du, čia va vienas ąžuolas ir antras, tai va juos prašoma šalinti, nes aikštelė bus šitaip ir va taip atsikerta kampu, tai sakau, vienas visai ant bordiūro, kitas yra, kaip sakyt, toks... Bet ar tas jau kalnelis eina aukštyn, nes kodėl tas aukštyn? Žemynai. Žemynai eina, jo. Aikštelė pakyla 1,20 m į viršų. Taip. Bet pils žemė. Tai va, tai jeigu tai eitų ten žemyn, sakykime, jo neapšlaituotų, tai tada viskas būtų tvarkoje. Tikrai nesvarstytumėm galimybės dėl šalinimo. Bet šiuo atveju šlaituos ir jį tiesiog neturim galimybės kaip išsaugoti. Jam šaknis apipils žemę, didelius sluoksnių žemę. O dar pasiek, ar tos visos eglės kliūna, ar ta linija? Šitos visos eglės. Šitos, kadangi ir pamatų įrengimas ir... Jo, kasti jos. Dar vienas momentas yra su egle, tai jos šaknynas yra paviršinis. Ir bet kokie pažeidimai joms šaknyno iš karto sąlygoja būklės blogėjimą. Tai sakau, tikrai svarstėm galimybę, galbūt galima būtų persodinti ten ar kažkaip, bet priėmėm tokį, rangovas priėmė tokį sprendimą, kad visgi geriau atkuriamą vertę kompensuoti ir tvarkingai padaryti tada statymą. Daugiau klausimėlių, kas nors dar gali kai ką? Gerai, aš iš tikrųjų tai viską... Sprendimas aiškus turėtų būti. Projektas bus jau šiemet pradedamas vykdyti, ar? Taip, jau tvoros yra šiaip iš esmės. Jau teritorija aptverta, taip. Rangovas jau nori pradėti žemės darbus. Žinoma, su želdiniais turės truputėlį lukterėti, nes leidimo įsigaliojimo terminai visi. Gerai. Kaip Audronė, sutinkat? Pritariu, kas belieka. Vis tiek darbai turės būti vykdomi. Gal kas susilaiko, niekas, visi. Taip ir protokoluosim. Pirmas klausimas, pirmas prašymas, tenkinti. Ačiū, perinu. Antras klausimas. Taip, šiek tiek perinu prie antro klausimo.
Yra gautas uždarosios akcinės bendrovės JK Ranga, tai yra mūsų Gedimino gatvės rekonstrukcijos pagrindinio rangovo irgi prašymas, toks pat, kirsti iš augimo vietos šalinti, saugotinus želdinius. Ir čia apima atkarpa nuo Kupos tilto iki muziejaus, pradedant šitą liepą ir einant per visą gatvę iki pat muziejaus. Taip pat įtraukiama ir šita bažnyčios ir baigiama šita liepa prie muziejaus Kupiške. Iš viso prašoma šalinti 58 medžiai, tačiau dalis nuo projekto rengimo jau buvo pašalinta, nes buvo išdžiūvę pernai. Yra 4 berods medžiai jau pašalinti mūsų pačių savivaldybės iniciatyva, nes buvo sausiai išdžiūvę. Ir teisybės dėlei aš vakar pats atlikau dar kartą būklės vertinimą, peržiūrėjau skersmenis, permatavau ir pervertinau būklę vėlgi, kadangi jau net prie savivaldybės už lango matosi 2 sausos liepos ir dar viena irgi tokia jau džiūstanti. Jų yra ir daugiau. Tai bendroji sumoje atkuriamoji vertė turėtų siekti, siūlom pritarti medžių kirtimui ir turėtų siekti atkuriamoji vertė 9517 eurų visų šitų liepų, kuriom būklė buvo įvertinta. Ką dar turėčiau paminėti. Iš tikrųjų, kartais vizualiai atrodo, kad lyg ir neblogai medis atrodo, bet priėjus iš arčiau, tai, sakykime, bendras vertinimas būtų toks, kad visom kaip minimum yra tik patenkinama būklė, kadangi savo laiku buvo atlikti tam tikri genėjimai, kurie tikrai nepridėjo, kaip sakyti, medžiam šitom liepom būklės pagerinimo jokio. Sakys paskiau. Ir kitas dalykas, iš tikrųjų kažkaip tendencija tokia, kad pastaraisiais metais stebint Gedimino gatvę vis po kelias jas iškrenta. Na, akivaizdu, kad iškrenta dėl to, kad mažas maitinimosi plotas, visur dangos lietaus vandens sugėrimas yra mažas ir už tai tie medžiai po truputį nyksta. Tikrai labai daug medžių su puviniais, išpuvusiais lygimis ir kitais pažeidimais, ir kaip žinot, ir automobilių čia buvo pažeidimų į kamienus ir kitokių dalykų. Tai jeigu dar kažkokių klausimų yra, klauskit, bandysiu atsakyti. Kiek supratau, gatvėje be želdinių neliks. Bus sodinami kiti medžiai, gėlynai. Gatvė be želdinių neliks, yra numatyta jų vietoj įveisti skroblus, sakyčiau, fastigiatas siauros lajos, kad jie, sakykime, reikalautų kiek įmanoma mažiau intervencijos ir genėjimų. Tai ir visas sąrašas yra taip pat prie projekto pridedamas tų augalų, ten tikrai pakankamai nemažai. Aš nežinau, galiu gal gaišti truputį komisijos. Gal žiūrėjo, stebėjo turbūt tą projektą nuo pernai. Pabandysiu tą dalį želdinių pabandysiu parodyti. Ir dar mažas klausimėlis, ar iš tikrųjų trinkelės bus per visą vietoj asfalto? Vietoj asfalto projektuojamos trinkelės. Danga trinkelė. Bet normalų šaligatviai liks su. Liks taip, reiškia, liks danga trinkelių, susiaurėja atvažiuojama dalis iki berods 6 gal metrų, atsiranda papildomos, čia centrinėje dalyje atsiranda papildomos stovėjimo vietos palei gatvę, tuomet atsiranda žalia juosta, žalia zona, kur ir minėti medžiai, taip pat krūmai įsikomponuos ir tada jau ta takų, pėsčiųjų takų zona. Tarp pastatų ir žalios zonos čia lieka platu, bet per čia tai nelabai takai. Tai va čia ta vieta tokia. Jau, čia tai siaura, nesakau, ar čia ne. Taip. Nu, tai vis tiek jie žiūrėjo. Projektas žiūrėjo. Dabar Reikia lauk pagražėjimo už tos vietos. Jo, čia tokia. Viską taip įgyvendins kaip projektą. Tiek ten, viskas. Pasikeis.
Krolo tai gražu, man tai patinka jie. Tai, Nu, jie gal ir ištvermingi, gal jie nieko tokio. O dėl genėjimo, va, kol jis ieško, supranti, kaip negalima buvo jų laikyti kitaip, nei plačiau, nes jie vis tiek, supranti, turi labai mažą maitinimosi plotą, taip kaip jūs sakote, tai tas mažas plotas būtinai reikia mažinti šakas, nes nėra šansų jam išgyventi. Čia yra. Ir sūnas genėjo prie manęs pagal 10 metų, dėl to, kad kitaip negali, nes tiek te turi jie vietos. taip. Vienaip draskime, kitaip draskime, bet supranti, ar biškiai aukščiau, ar biškiai žemiau, paskui praeina porą metų, vis tiek turi mažinti. Jo, liepas jos greitai Jo. atžylia. Ir šiaip jos turi tendenciją pas mus irgi, žinai, iš vidaus išpūti. Taip, ten to žievės susiraita išpūsti. Bet tik tiek, aš žinai, ką noriu pasakyti, kažkaip praneškit žurnalistam Jo, kad čia ir padarykit kažkokį va tokį pristatymą. Kodėl, kaip ir dėl ko, ir kas iš to, ir kodėl. Nesakau, tikrai bus triukšmas, bus piketai, bus... Bus viskas. Na, šitas bendrai projekto pristatymas tikrai buvo organizuotas kartu ir su tarybos nariais, ir žurnalistai buvo pakviesti į šitą pristatymą. Atskiros dalies dėl želdinių nebuvo. Tai aš sakau, bet nieks nieko nerašė, nieks aš Čia pažiūrėjau. pernai buvo turbūt. ar- Šiemet buvo. Šiemet. Taip, Bet aš sakau, aš net ir labai pažiūriu, ir Kupiškėnų mintis labai Čia buvo užakcentuota apie Liepų gimdymą. Nes tikrai bus didelis triukšmas ir žinai, kam šitos žmonės nervuot geriau biškai iš anksto pasidaryti. informuotis. Tos Liepos neįsikomponavo į tą projektą, jiem neišeina, ne vietojos, toj vietoj stovi. Pakeista ir tiek, kiek sakykime, mano patirtis leidžia, tai sakykime, netgi jeigu ir išlaikytum tą pačią vietą, kur kažkur nudžiūvo, ar ne medis ir bandom jį atsodinti, tai tie patys arboristai yra ne vieną kartą minėję, kad neišlaikysit, sakė, šitoje vietoje neužauginsit medžio, nes tiesiog nebetinkama, šitie medžiai dar yra prisitaikę, bet nu, kaip sakau, tikrai vakar. Plus visi švyras kaldos ir viskas. Bet čia, sakau, čia reikia labai rimtą tokį, nu va, ir su argumentais, kodėl ir kame projektas. Gerą pristatymą. Gerą pristatymą, nes, sakau, tikrai triukšmau, žinai, kaip ir visur. Žinai, prisiriš prie medžio. Pradės rašyti ir pradės eiti piketai. Vieną sekundėlę, aš tai pabandysiu prisijungti kalbą. Jo, išvengti, jo. Jo, nes aš pat irgi pirmas pasakymas, oi Liepas, oi gaila. O paskiau, kad iš tikrųjų galvoju dėl ko, kad jos neišgyventi, kad projektą neišlaikysiu ir kad neišsaugosiu ir kad vietos netinkamos ir kad, supranti, tas, kaip yra medžiai, vis tiek jį turi būti eilė. Jeigu ten 3 išsaugosiu, 4 naujus pasodins, bus labai kvaila. Metrijos nebelieka. Tam triukšmėliui reikia pasiruošti. Jo, kad- Nes Audronė, jūs dar vis matot kažką ar nieko? Aš taip tik tai galvoju, ar jūs mane matote? Mes girdim jūs, tai mums to užtenka. O kodėl aš kažin nesu matoma? O dabar? Ne, dabar nematom, nes aš savo kompiuterį kol kad prijungiau pasižiūrėjimą, bet manau, kad nepavyks ir man to padaryti, parodyti per didelį ekraną. Čia viską galėsiu parodyti per mažą. gali matyti iš tos pusės, pamatys. Taip, žinoma, aš savo. Jo. Tai gerai, darom tada taip, kad Jos šalia. gal išsijungiam. Iški pirmas etapas nuo Va, dabar tikrai matoma Audronė jau. Va, Matom teisingai. aš taip galvoju, kad gal reikia, kad būčiau matoma, nes kažkas. Dabar tikrai matom. Čia pas mane išjungta kamera, aš nepagalvojau, kad. Talamis mūsų matys tik. Pasigalvelės. šitais medžiais paprastai jau Vilniui tai daro su laistymu, nes supranti, vis tiek čia nepadarys tikriausiai projektai. Šito kelio gatvės 2 kryptis liks, ar ne? Ar Dvi liks. buvo taip ir lieka, 6 metrai, jo, viskas gerai. Dar yra. Bet tie 6 yra mažai. 6,7 būdavo, 3,5 plus 3,5. Jos tai užtenka. Čia tas nieko, bet pro čia tai čia yra labai siaura. Pro čia gal nesiaurins.
Randu, kuris projektas. Ir aš visą laiką nesakyti labai, nėra kaip per miestą, ir aš pravažiuoju. Šiaurėje, supranti, visokių ten takų, O čia per nėra. miestą negali. Ne, jau čia bibliotekų tragiška visą. Centras, norisi tos tokios. Gal Laurinai nori parodyti. Noriu Patį parodyti patį projektą, bet Ai, projektą. nerandu va greitai dabar, kuris yra, kurio želdinių dalis būtent. Šitas važiuoja kaip į tą taikos, ne nuo žiedo į viršų į tą kvartalą. Na, Kaip susitvarkė labai Buvo gerai. informavimas visuomenė, aš žiūrėjau per savivaldybės puslapį informavimas. Kažkur tam punktį radau tą Siaurina. projektą. iš karto taip pat. Jo. Priešinimas. Tas jau va tas, kad atsirado stovėjimas, tai tikrai gerai. Mūsų stovėjimo centre taip pat. Nu, Aš čia žinai, va, kaip darė tą gimnazijos gatvę vieną. Statyti visą eilę ir vieną kryptim važiuoti, prie manęs jis darė. Nu, tu labai įsisprendžiai, kaip visi gimnazistai, visą šitas įstaigėlės. Tai visai neturi kur dėti jo. labai gerai, o kas Nu. nieko Jo, nepadarė. nieks pravažiuoja. Taip. Taip, jeigu dėl medžių, tai taip, planuojama paprastasis kroblas, fastigiata forma, 62 vienetai. Praktiškai atstatis. Aronija jodvaisė 136 vienetai, palaipinė sedula 384 vienetai, kitos formos palaipinė sedula 649 vienetai, tarpinė forstytyje Nimbus 1863 vienetai. Jo, nu tokia, sakykime, to žalio zonos, jos pasipildo pilno, jos Tai čia prie gatvės projekto. tiek prie gatvės, turėkime omeny, kad įeina į šitą projektą ir Vytauto gatvės galas iki Šimtmečio gatvės ir bažnyčios aikštelė su irgi bėgom, taip visas. Tai va, tos patį projektą irgi parodysiu, kaip tai atrodo. Va. Jeigu iki mane ateitume, tai parodyčiau, kur tos žalios zonos pamatytos ir Jaudrutė nemato. irgi pasižiūrėjome. Nieko tokio, aš suprantu, kad bus viskas gerai. Tai va, čia vat yra, taip, čia yra tiltas, čia. Čia Tai čia prie savivaldybės irgi kažkas. Ne, čia nesavivaldybė, čia įvažiavimas vat į kaip čia sakyt, link provincialinių draugijos. Čia va. Tai danga, kaip matot, trinkelės ir tada, reiškia, atsiranda čia va medžiai. Toliau žalio zona, visur eina palei gatvę va žalio zona. Priėti savivaldybę. Savivaldybė, to čia eisim savivaldybę. Ai, čia dar eini. Dar ne, dar vis, jo, dar aš vis einu nuo, va, čia yra savivaldybės kampas. Šičia. Čia ateina želdiniai, čia palei savivaldybę irgi eina želdiniai, čia jau nebelieka, žalio zona baigėsi. Čia va, perėja šitą, kur yra, ar ne? Neįgaliųjų takai atsiranda. Tai čia tam šaligatviu irgi, nu, bus jau medžiai, ir labai gerai. Šis kampas buvo. Tai Nu, va čia, va. čia tai ne, šitoj dalyje aikštės dalis, jinai nesikeičia. Va čia va aikštė. Čia taip, palei. Taip, čia numatyta. Čia numatyta. Tada čia turime Vytauto gatvės. Čia va aikštė šita dalis. Čia yra aikštė. Ai, bus prasidės kaip aikštės, ar ne? Taip. Nu čia aikštės trinkelės. O čia važiuojamosios dalies trinkelės. Tai dabar susiaurėjimas, kiek čia bus? Čia buvo, ne? Čia atsiranda dar salelė. Nu, čia labai gerai. Kaip čia salelė? Būna avarijų daug. Kad posūkis būtų šitai daromas. Aš šitų techninių sprendimų negaliu komentuoti, nes tikrai nežinau, reiškia, bet kaip matote, čia žalia zona ir čia ant posūkio žalia zona. Daugiau želdinių naikinimo. Toliau va šita, sakykime, dalis tarp savivaldybės ir šito gatvės ir dar atsiranda. Bus tikrai geriau.
žalios zonos, šičia ir šičia. Čia turim Alyvų ir Vilniaus sankryžą. Matau gražią. Svarbu, kad gerai gyvendintų ir gera priežiūra būtų, bet viskas būtų padaryta. Tai planuoti. Bažnyčios dalis dar Irgi tas parodys. salelė ta ir liks, ar ne? Kaip buvo? Nu, ten truputį kitaip. Aš suprantu, kad kažkaip keis. Nu, čia. Tai va čia va yra, dabar sakykime, nuo kitos pusės, ar ne? Čia yra muziejaus gatvė, čia muziejus va yra. Čia bažnyčia. Čia bažnyčios va aplinkui. Čia jau esantys želdiniai, čia esančios Liepos bažnyčios. Tai čia kažkokie krūmeliai bus, kiek suprantu. Taip, bus. Namai nelabai. Nu, čia yra šventorius ir bažnyčios aikštelė. Nesumažėja. Aikštelę persiprojektavo kitaip, prasme, jo. Atsiranda čia, parkingas jau nebe šitaip, bet va taip va, irgi su intarpu. Čia intarpas irgi žalias su šaligatviu. Bet iš esmės kontūras tai tas, kas buvo. Kontūras lieka tas pats, kontūras tai. Šiek tiek va šita dalis dasideda, ne? Nes čia turbūt dabar jinai va panašiai šitaip ties šituo ir užeinama čia į šventorių. Čia dar va susiaurėja tas, nebelieka tokio plataus išvažiavimo, nelabai aiškaus. Sunkiau pripažiūrėti. Tai va, bet atsiranda tada jau supratus. Bet šiaip tai kažkaip atrodo sumažėja vietų. Fiziškai galbūt, sakykime, nebebus tiek labai daug, bet toks projektas, tai daug vietų negaliu pakomentuoti. Man tai kažkaip labai atrodo mažai, nes ten dažnai būna, kad labai nėra kur statyti, čia šitas plotas visai be reikalo užnaikinti. Nes čia nais vat irgi atsiranda dar žalios zonos. Už priešais tos namus. Taip. Nu čia jinai pasilieka tik tai vat šitą juostą, sakykime, tai čia vat sumažėja. 3 sekundės, žiūrėk, tai reiškia, iš šitą pusę dar darosi mašinų stovėjimą. Taip, darosi. Nu čia jis yra, bet čia tas toksai, kaip sakyt, pagal reglamentą, tai nei ten 2 eilės kaip ir netelpa niekai padaryti. Planko gatvė eina savo vietą, vis tiek jis eina savo vietą, nes iš kur Praktiškai taip, praktiškai savo vietą. Taip. Masizoma didesnė žalia. Gerai. Nu, gražu? Man gražu. Ne, nusitvarkysiu. Zonos. Jeigu tik reikia, ne? O tai danga asfaltas bus. Trinkelės? Ai, Trinkelės. Visur trinkelės bus, taip? Danga bus. Tai pagrindai. Nešiai kaip ten prie žemės ūkio banko. Pagrindus darys iš naujo. Taip. Tai vat ir dar viena tokia svarbi informacija, kad jau penktadienį atvažiuoja brezavimą, jau turėsim penktadienį pradėti. Tai vėlgi jie laikysis tų terminų dėl leidimo, dėl želdinių kirtimo, bet jiem tai darbam netrukdys, jie dirbs važiuojamojo daly. Eismas jau dabar bus. Taip, jau nuo penktadienio. Važiavimą kažkaip žiūrėti. Ką darys? Ne, aš manau, sutvarko ir bus gerai. Tai be abejo, kad irgi sakyčiau, kad tikrai Daugmaž susipažinom. Labai gražumas. Tai turbūt siūlyčiau apsispręsti. Ne, Pritarėm. Siūlau pritarti. Tik tai pasakoju, kad reikia su visko padirbėti. Lauksim gražaus miesto. Tikrai taip. Ir informuoti va tą. Želdynų nemažėja, daugėja. Kad neprasidėtų didelis triukšmas. Problemas nematom. Gal kai kam ir bus gaila tų liepų, bet atsiras kiti medžiai, kurie tikrai papuoš miestą. Mes tavo ruoštų, kaip sakyti, Greitai. informaciją transliuosim. Žinai, kad nebūtų skaudu, nes tikrai. Nes vis tiek, žiūrėk, kai jau pradedi rinkti argumentus, kodėl, tada nebėr tiek to pasipriešinimo. Taip. Tai turbūt ir baigsim šiandien posėdį. Ačiū visiems, kurie dalyvavo. Ačiū Jums. Geros dienos visiems. Viso gero, ačiū. Viso gero. Ai, dar pusės. Tai praktiškai šitą gatvę nebebus galima važiuoti iš vis. Dabar